Sveiki visi, mano vardas Sabina ir aš esu top lyderė vienos iš tinklinio marketingo kompanijos ir šio blogo YouTube kanalo esmė bus jūs supažindinti su tikruoju tinkliniu marketingu, su tikruosiom galimybėm, dėl to, kad šiais laikais yra labai daug mitų apipintas šitas verslas, daug neigiamos nuomonės apie jį susidariusios ir labai veltui. Todėl ir šio YouTube kanalo tikslas bus jums paaiškinti nuo A iki Z, kas yra tas referalinis verslas ir kodėl tai yra tiesiog šių laikų aukso gysla, kaip galima padaryti verslą nuo nulio. Taigi, pirmas dalykas, kas tai yra iš viso tas referalinis verslas. Kuo man jis patinka, kad tai yra verslas, kur tu turi partnerystę su kompanija, kuri viskuom pasirūpina. Tai reiškia, tau nereikia rūpintis prekių asortimentu, elektroninę parduotuvę, buhalteriją, logistiką, transportavimu, siuntimu, sandėliavimu, niekom. Jeigu palyginti tai su savo online verslu, tarkim, jeigu jūs kuriate elektroninę parduotuvę, jūs viskuo turite rūpintis patys. Ir aišku, be abejo, tai atima labai daug finansų. Nors kai kurie žmonės galvoja, kad online verslas, aš tam nusipirksiu produktų, pardavinėsiu, susikursiu puslapį ir tai yra easy. Tai iš tikrųjų tai yra labai sunkus dalykas ir labai finansiškai skausmingas. Ko nepasakysi būtent apie referalinį verslą. Tai atėjęs naujas žmogus, jis turi tik užsiregistruoti. Jokie įsipareigojimai, jokie mokesčiai, čia nieko nėra. Kiekvienas ateina nuo nulio ir pradeda vien tik nuo registracijos. Tai kodėlgi šis verslas yra apipintas visokiausiais mitais. Daug kas sako, kad čia uždirbti neįmanoma, kad čia yra afera, piramidė ir dar 1001 prieštaravimas, kodėl ne. Mano nuomonė tai yra visų pirma dėl to, kad iš senesnių laikų, tarkim, kai aš buvau dar moksleivė, aš mačiau, kaip pas mus mergaitės vaikšto su Avon katalogais ir siūlo nusipirkti ten lūpdažį, kvepalus ir taip aš netgi tada jau pirkau. Buvau referalinio tinklinio marketingo klientė. Bet vaikščioti su katalogais šiais laikais, kažkaip skamba taip, pripažinkim, įdomiai. O daug kas galvoja, kad tai vis yra tas pats. Tai yra tas pats, kaip pas kaimynę susirinkdavo grupelė moterų iš laiptinės, ant sofos išdėliodavo puodus už kosminę kainą ir žiūrėdavo jų prezentacijas, kaip jie verda, ar kaip ten kažkas valo, arba tie dulkių siurbliai, kurie kainuodavo tūkstančiais tais laikais, kai žmonės uždirbavo keliais šimtus eurų. Ir susidaro įspūdis, kad ir čia aš turėsiu brūkti kažkokius nereikalingus, brangius produktus, kurių niekas nepirks ir aš daug dievė ten parduosiu vieną per mėnesį, ir ką aš ten užsidirbsiu. Tai dažniausiai toks iš tų laikų atėjęs mąstymas, jis būtent ir sudaro tą tokią neigiamą tokią nuomonę, ir žmonės tiesiog neišklausę, neįsigilina, jie sako ne. Dar vienas momentas, jie galvoja, kad tai yra finansinė piramidė. Bet pradžioje išsiaiškinkim, kas tai yra piramidė. Dažniausiai tos visos piramidės, kurios veikia apgaulės būdu, neturi jokio produkto. Ten reikia investuoti pinigus ir po to gali po kažkiek laiko išsimti pinigus, jeigu tu laiku spėji. Aš į tai iš tikrųjų nesigilinau, bet vienas dalykas, kuris jungia visas piramidės, kad jie neturi asortimento arba tai būna maksimum vienas produktas. Ir aišku, tokios kompanijos ilgai negyvena ir jos tiesiog vieną dieną dingsta su visais tavo pinigais.
Tai čia mes turime normalų prekių asortimentą, normalius produktus, kurie yra faini, duodantis rezultatus, kuriuos mes naudojam, vartojam, džiaugiamės ir turim galimybę juos pasiūlyti ir plačiai visuomeniai. Tai kokia yra referalinio verslo esmė? Pagrindinė partnerio užduotis yra daryti apyvartą su produktais. Kaip tai galima daryti? Aišku, tai yra pardavimai. Atėjęs žmogus pasiema produktą, protestuoja, įsimyli, gauna savo rezultatą, ar tai sveikatoje, ar tai lieknėjame, ar tai odos būklės, ir tuom dalindamasis jis daro pardavimus. Pas mus yra sistema, kad aš rekomenduoju, aš nedarau tiesioginių pardavimų, aš rekomenduoju, o žmogus eina, perka arba ne. Žmonės perka rezultatą. Todėl labai svarbu naujokui yra susipažinti su produktu. Atstovauti kompaniją reikia gerai ir tinkamai, o tą gali padaryti tik tada, kai tu iš tikrųjų susipažinęs su produktu, išnagrinėjęs sudėtis ir gali tinkamai pakonsultuoti savo klientą. Taigi tai yra pardavimai. Antra dalis tai yra komandinė apyvarta. Tai reiškia, kad mes kviečiame žmones į komandą, kūriame savo komandą, plečiame savo komandą ir taip didinam savo grupinę apyvartą. Grupinė apyvarta mums leidžia pasiekti daug didesnių maštabų, pavadinkim, didesnių kvalifikacijų ir savaime, aišku, didesnio atlygio. Mūsų realiai užduotis padaryti kuo didesnę apyvartą ir mums kompanija už tai moka. Žmonės, kurie ateina į mūsų komandą, taipogi uždirba. Tai kodėl aš sakau, kad šitas verslas yra išvis ideali vieta susikurti savo darbo vietą nuo nulio, nuo nieko. Dėl to, kad čia nereikia jokių investicijų ir jokių mokesčių to labiau nėra. Nes tikrai yra kompanijos, kur tu turi susimokėti už registraciją, turi už išėjimą sumokėti, kur yra priverstas nusipirkti tam tikrą krepšelį. Tai mūsų kompanijoje to nėra. Žmonės čia yra sava valia, jie ateina užsidirbti, jeigu jie dirba, jie uždirba. Jeigu jie nedirba, tai jų kontraktas sudega ir jie taip ir išeina nepradėję, kaip sakant. Tai tik užsiregistravus, jūs tampate jau pilnaverčiu partneriu, kuris gali tą pačią sekundę užeiti elektroninę parduotuvę, prisijungti prie savo asmeninio ofiso, įsigyti produktus, padaryti pardavimą, prijungti žmogų prie komandos ir tai jau duoda pirmąjį atlygį. Dar vienas labai didelis pliusas esantis mūsų kompanijoje, tai yra tas, kad mums nereikia užsipirkinėti produktą ir investuoti savo pinigų ir kažkur dar plius laikyti namie po sofą. Tai mūsų visi pirkimai, pardavimai eina tiesiogiai per elektroninę parduotuvę, tai reiškia, kad aš klientui užsakau, prisijungusi prie elektroninės parduotuvės, nurodžiusi jo paštomato adresą ir prekės keliauja tiesiai jam į paštomatą. Nereikia jokio kontaktavimo su to žmogum. Dėl to pardavimai vyksta greitai ir be jokios rizikos, kad mes ar parduosim, ar neparduosim, jeigu mes čia jų prisipirksim. Todėl jis tinkamas netgi studentui. Ir iš viso tinkamas turbūt visiems. Tai kam tinkamas yra šitas verslas? Tai kaip ir sakiau, manau, kad jis tinkamas visiems, todėl kad čia nereikia jokio išsilavinimo, jokios patirties, jokių įgūdžių. Aš asmeniškai
neturėjau jokios patirties, jokių įgūdžių pardavimuose ir iš viso man atrodė, kad tai labai keistas dalykas ir niekada nesvarščiau kurti savo verslą tinklinėme marketinge. Aš manau, tą patį galvojate ir jūs, bet pamačiusi, kiek uždirba žmonės, mane, tiesą sakant, tai suviliojo ir aš tiesiog savo pasakiau, kad aš irgi taip galiu ir aš irgi pradėsiu kurti savo verslą būtent šioje kompanijoje. Tai mes, kaip partneriai, kaip lyderiai, prisiemam atsakomybę už tai, kad naujai atėjęs žmogus gautų apmokymus, gautų visą informaciją ir, aišku, pagalbą. Tai tame ir yra mentoriaus užduotis, kad komandoje ne tik jis uždirbtų, bet aišku ir uždirbtų jo partneriai. Tik tada galimas augimas, galimas progresas ir galimas ėjimas į didesnius rezultatus. Nes tinklinėme marketinge veikia win-win principas. Ką tai reiškia? Kad jeigu uždirba mano komanda, uždirbu ir aš. Jeigu uždirbu aš, uždirba ir mano komanda. Tai vat toks abipusė nauda. Aš mokinu savo žmonės, žmonės dirba ir aš štai gaunu tam tikrą procentą už jų apyvartą. Tai marketingo planą mes šiandien nesigilinsim. Aš norėjau tik jums pasakyti tokią bendrą informaciją apie tinklinį marketingą, kad jūs galimai susimastytumėt, kad tai gali būti tinkamas verslas ir jums, ar jūs esate mama dekrete, ar jūs turite savo nuolatinį darbą ir norėtumėt papildomų pajamų, ar jūs esat verslininkas ir ieškote naujos krypties, kur galėtume dar save realizuoti. Beje, verslininkai labai gerai pagauna kabliuką šito verslo ir supranta, kaip galima padaryti be jokių investicijų verslą, kuris net atnešti gali daugiau pinigų, negu jų jau esamas verslas. Taigi, šiandien tiek. Tikiuosi, tai buvo jums naudinga ir jūs jau pakeitėt nuomonę apie tinklinį marketingą ir susitiksime kitame video, kur pradėsim narplioti, kas, kaip, kur, kada, kiek, už ką ir kaip jums čia realizuotis.